Tai yra pratybos apie kasdienybę, apie tai, kad mes esame vis dėlto didelė įmonė, kad pas mus yra padidinta rizika, kad pas mus yra potencialių medžiagų ir sprogų ir degių medžiagų. Ir mes turime valdyti šitas situacijas, mes turime būti pasiruošę. Tai yra tiesiog tobulinimas veiksmų, avarijų likvidavimo, tą, ką mes turime apsirašę, tiek vidaus avarijų likvidavimo planai, tiek išorės likvidavimo avarijų planai. Tai tiesiog patikrinti, kaip šitie planai veikia realybėje. Pratybos buvo organizuotos kartu su Mažeikių rajono savivaldybė, kad įvertinti pajėgų sąveiką esant tokiai ekstremaliai situacijai. Nes tokiu atveju šita ekstremali situacija neapsiriboja vien įvykių gamyklos teritorijoje. Esant tokiai situacijai mastas ganėtinai didelis ir tai paliečia ir teritoriją esančią už įmonės ribų. Tai čia labai geras žingsnis pasitikrinti ir įvertinti situaciją, kaip yra pasirengę ne tik tai mes, ne tik tai mūsų tarnybos, bet kaip pasirengę yra savivaldybė, nustatyti, kokie yra trūkumai, kur galima patobulinti sąveiką, kur galima patobulinti bendradarbiavimą ir kaip išvengti įtakos žmonių gyvybei, kaip apsaugoti žmonės ne tik tai gamykloje, bet ir už įmonės teritorijos ribų.